Mauzerį, jūs su manim galite nesutikti, bet visais laikais, visais amžiais civilizacinį pavyzdį žmonijai rodė graikai. O jūs čia taip rimtai kalbate, ar reklamuojat vyrišką meilę vėl? Kokį meilę? Nu, Ramiau, gerai? Aš ne apie tai. Graikai vėl pasirodė kaip sąžiningiausi pasaulio politikai, ką žadėjo prieš rinkimus į partiją Šizatą viską ir įvykdė. Vyriausybė per 48 valandas patvirtinta vyriausybė viską ir įvykdė. Per 48 valandas, o ne per paras, kaip Paskiskas žadėjo. Paskiskas šiaip žadėjo, kad per 111 dienų. Nu tai va, o graikai per 48 valandas viską ir padarė. Reiškia, grąžino pensijas, atgrąžino atgal minimalią algą. Reiškia, grąžino į darbą visus visuomeninio sektoriaus darbuotojus ir sustabdė privatizaciją ir pensijas grąžino, jau tą sakiau. Nu ir ką? Nu ir ką, jūs nesupratote? Jūs neklausėt, ką sakau? Jie įvykdė viską. Viską. Ką žadėjo žmogui? Pifagoro ir Archimedo einiams, ką žadėjo. Per 48 valandas jie viską atstatė. Jie numetė kaip grandinės vakarų pažeminimą. Jie viską atstatė ir graikai dabar vėl pasijuto kaip pilnavertė, išdidi nacija, kai rusai prie Putino. O jūs suprantat, kad su tokiais sprendimais jūsų pažadų tesėtojai graikai bankrutuos per artimiausius 3 mėnesius? Sąžiningai politikai to užtenka. Žmonės to niekada nepamirš. Ir nesvarbu, kad ten, kaip sakėt, kažkiek tais laiko tik tais. Praeis 1000 metų. Ir tada žmonės vis dar sakys, vot partija Šiza buvo vienintelė partija, kuri įvykdė savo pažadus. Ir mes graikai gyvenam oriai, kad ir 3 mėnesius tik tais. Bet po 3 mėnesių jūsų tie politikai bus nušluoti nuo masių nepasitenkinimo. Teisingai bus nušluoti. Graikija bus vėl klubdyta, bet praeis vieną kadenciją ir tada graikai ateis jau ant kelienių. Pas partiją Šiza prie jos būstinės ir šliaužiodami ant kelienių sakys, gerbiama partija Šiza, prašom grįžti į valdžią. Mes dar pamenam, kaip mes buvom orus ir išdidus 3 mėnesius. Sugrįžkite, būkit geri gerbiami Šizos partijos vadovai į valdžią. Sakys, tingus, dirbti nemėgstantis, pravoslaviniai, ūsuotieji žmonės. Šizos partijos vadovas sakys, ne, kai Romos imperatorius. Ne, žinokit, kad sužinotumėt, kokius aš kopūstus užauginau, tai žinokit, aš tikrai niekad negrįšiu. Sako partijos Šiza vadovas, gudrus, ūsuotas pravoslavas. A jūs nedaleidžia tokio dalyko, kad Tarptautinis valiutos fondas prispaus graikus anksčiau? Nė velnio. Graikų finansų ministras Janis Varoufakis jau pasakė, Varau fuck off. Pasakė.